Pagrindinai mes čia kultūrinės, ne, tai rankdarbiai, molio, drama, jeigu sveikatinimo, tai būtų daugiau kas liečia su sportu, tai susiję, tai tas su sportu einam ir profesionaliai, tai daugiau, ką mes sportuojam, šaškė, šachmatai, šaudaunas ir lengvoji atletika. Bet yra didžiausias dabar, kad žmonės pritraukti tos sveikos gyvensenos, jeigu iš sportinės pusės, sveikos gyvensenos, kad eitų, judėtų, kažkuo užsiimtų, neužsidarytų, kaip dabar tas po COVID yra pakankamai sunku ištraukti iš namų tuos neįgaliuosius. Tai ir kitas dalykas, kad jie išmoktų tam tikras technikas arba sportavimo tus metodus, teisingai juos darytų. Atliktų, tarkim, jeigu kažkokį pratimą daro, kad nedarytų bele kaip, ten maždaug žinau ir kilnoju aš ten tą ranką. Lygiai taip pat kaip jūs, jeigu kažkas biškį kažkiek gaudotės, nueikite į sporto klubą, jūs pamatysit, kiek ten yra žmonių darančių, neteisingai, bele kaip, jis atėjo kažką ten daro. O čia nematantis žmogus, tai juo labiau reikia prie jo, parodyti daugiau, prie jos dirbti. Lygiai kaip ir ar su moliu, ar su drama, jam daugiau reikės skirti dėmesio. Tai čia kultūrinio, o administracinė tai daugiau kas, kaip ir minėjau, atėjo naujas žmogus, tai vėlgi įvesti į šitą bendrąją aplinką mieste, kas maždaug vyksta, neįgalumas, techninės priemonės, įdarbinimas. Jeigu dėl mokslo, kaip čia popierius mokslui ar nuvesti, mobilumo, kaip išmokyti vaikščioti visiškai neregiai ten vienokiais ar kitokiais maršrutais, ten, tarkim, nuo namų iki stoties, nuo namų iki čia, iki mokymo įstaigos. Toliau techniniam priemonėm buityje, ten, tarkim, kaip naudotis dujinę viryklę, laikrodį nusistatyti, jeigu telefoną, kompiuterį mokomi irgi kalbančiom programom. Jeigu reikia kažkokius dokumentus, padedam užsipildyti, netgi būna, kad teismuose atstovauti, kaip pavyzdys, vyksta teismas, tai kad, tarkim, pajungti tą nuotolinį įrangą darbuotoją, kuri buvo čia neseniai irgi. Man šitas darbas šiek tiek biškį patinka, iš pradžių buvo sudėtinga, nes labai dažnai tu turi atsirasti į nekomforto būseną. Ateina kažkokį duoda, kur tu pats ten mokytis. Tai jeigu tau išeina, jeigu kažkur mes galim padėti, tai čia vietoj. Jeigu jau reikia centro pagalbos arba regiono to aukštesnio lygio, tai jau tada sakom problemą ir bandom jau iš centro gauti kažkokios pagalbos. Įvairiais būdais, jeigu įmanoma ten per savivaldybę arba per kažkokias, tai mes čia vietoj. O jeigu ne, tai sakau, tarkim, kaip pavyzdys, šviesoforai, ne? Tai yra bendras dalykas Lietuvoje, visoje. Jisai vienodai turi veikti, ten garsinis ar tie mygtukai kažkur, kad jisai žmogus, jisai visur vienodai turi būti. Jis negali būti Klaipėdoje vienaip, ten Kaune kitaip. Tai jau šitą daro centras. Jisai eina į ministeriją susitikimo, tai stumia šitos dalykus ir taip. O kas liečia čia maždaug aplinkui, kaip ir sakiau, tai maždaug tas. O kiek pas jūs dirba žmonių, nes vis tiek yra pagalbos reikia ne vienam, ne dviem? Dirba taip, pagrindinai dirbam 3 darbuotojai ir yra 2 palaukit, 3 darbuotojai, 4 darbuotojai dirba, 2 darbuotojai pilno etatų, 1,75, valytoja pusę etato, ir dar po kažkiek tai valandų, po 4, tarkim, po 6 valandas, kaip vidurkį imkim, į savaitę turi būrelių vadovą. Tai drama ir rankdarbiai, ten mergaitė, šiandien jos nėra. Tai šiaip realiai, iš tikrųjų, jeigu taip kalbam, mes šiek tiek esam truputėlį šitoj vietoj NVO, čia skaitos nevyriausybinės organizacijos, ne? Tai šiek tiek kaip biškį skriaudžiami, nes, tarkim, mes paslaugų gavėjų turim nemažai, o darbuotojų yra nedaug. O, tarkim, kur yra biudžetinės įstaigos, tikrai aš jų nesakau, kad jos yra nereikalingas ar kažkaip ten, bet
Pas jų yra šiek tiek situacija kitokia. Jie turi paslaugų vartotojų, paslaugų gavėjų tiek, bet darbuotojų yra žymiai daugiau. Netgi ne per pusę, o dar daugiau kartų. Tai šitoj vietoj biškiuka toks yra tokia nuoskauda, kad tarkim, kaip šeimoje yra vaikai ar ne, tai mes, tas vaikas truputį kažkaip gal mažiau mums dėmesio. Arba mažiau tos pagalbos gal jo, nes iš tikrųjų čia reikėtų ir psichologo, ir socialinio darbuotojo dar papildomai, nu ir aišku, gal ir vairuotojas būtų neblogai. Va, bet finansavimas yra toks, koks yra, neišpūsinčiai jo. Tai va. Vertintumėte tos visus ugdymo centrus, kurie jau yra skirti akliems žmonėms, ar jie yra atnaujinami? Kaip ten viskas atrodo, ar nėra jie tokie, kad pamiršti? Lasucas vadinamas, Vilniuje yra aklųjų ir silpnaregių mokykla. Aš ją baigęs, tada buvo toks dalykas, kad buvo speciali mokykla Vilniuje ir Kaune. Kaune jau yra lyg ir uždaryta visai. Vilniuje dar ten kažkas tai veikia, lyg neveikia. Nes, o tais mano laikais, tai visi iš visos Lietuvos važiuodavo į tas mokyklas, tai man teko Vilniuje. Aišku, minusas yra tas, kad tu jau nuo 7 metų tave išveždavo iš namų, vis tiek kažkaip biškitas toks. Bet pliusas tas, kad tu ten augi toj bendruomenė ir ten visa specifika, visas tas buvo paruoštas būtent su regos negalia. Aišku, tobulinimui visą laiką nėra ribų, galima tą viską koreguoti, bet buvo ir dėstytojai, mokytojai išugdyti, kaip ir pati aplinka pritaikyta, ir medžiaga pritaikyta, ir klasėse negalėjo būti daugiau negu 12 vaikų, tai čia yra pliusas. Vėlgi aš manau, kad mūsų išugdymo vidurkis tikrai buvo daug aukštesnis negu bendrai imant Lietuvos mastų aukščiau vidurkio. Tai buvo pliusų. Dabar yra kas? Integracija. Įtrauktis ta vadinama, dabar jau kitas žodis, įtrauktis naudoja. Aš jį vartoju, pas mane yra supratimas toks, aišku, visi už tą įtraukti, viskas dabar yra čia nauja, visi žinot, bet aš tai šiek tiek žiūriu atsargiai ir man jau darosi toks truputį kaip keiksmažodis, nes labai daug kas naudoja, čia reikia įtraukti, dabar tu visą Lietuvą paruošk. Tai žmogus visiškai nematantis. Ir jam reikia, aišku, pritaikyti medžiagą, automatiškai yra papildomas darbuotojas. Nesakau, kad tai yra blogai, bet ar nėra panašiai, kaip buvo čia su vaikų teisėm, žinai, kad jeigu jau pagavom kažkokį modelį, einam į kažkokį kraštutinumą. Nu ir eisim, kol ten jau vos ne iš visų pradės apidimėti tus vaikus ir panašiai. Čia tas pats. Einam, nesvarbu kaip, bet įtrauktis, o kas su tuo žmogum čia bus, jau nežinau. Tai va, tai ta situacija su ta įtrauktim vėlgi kitas dalykas. Yra dar vienas niuansas – bendruomeniškumas, tai tarkim, aš visą laiką tokiu pavyzdžiu laikausi, tarkim, žmonės išvažiuoja gyventi lietuviai į Londoną arba į kokią Čikagą, tai jie kūrėsi savo bendruomenėse, ne? O čia mus, vėlgi, kur tam neregiui bus, sakysim, arčiau ar geriau ar kaip, tai aišku, savoji bendruomenė, ne? O čia jau daugiau mažiau išskaido, ištraukia. Ir tarkim, kaip dabar ta įtrauktis yra ne tik tai su neregėjimu, bet jau yra ir su dar rimtesnėm lygom. Tai ar tai yra gerai? Aš manau, kad ne visiškai gerai. Bet tokia politika, turim prisitaikyti. Tai jeigu taip atsakant į jūsų klausimą, nyksta šitie dalykai. Buvot minėję, kad net padeda surasti darbus tam neregiui, silpniau matančiam žmogui, bet ar yra sudėtinga surasti? Kiek, tarkim, tas darbdavys nori priimti tokį šiek tiek kitokį žmogų? Mums yra lengviau surasti, nes kadangi yra ta socialinė čia, jau dabar socialinių įmonių nebėra, dabar jos jau yra
kitaip vadinama, bet realiai visos įmonės gali, jeigu turi poreikį, priimti žmogų su negalia. Tai čia mes turim pačios Lietuvos aklųjų sąjungos steigtą įmonę ir jinai dirba su regos negalia jau nuo senų senovės, nuo senų laikų, tai mums čia šitoj vietoj yra paprasta, nes ateina, jeigu jie turi laisvų darbo vietų, geranoriškai darbina, tikrai, nes yra ir ten skatinamas, o kas liečia kitur, tai jau čia yra kita dalis. Tai tarkim, ta kita dalis jau reikia mokytis, ne? Tai kiek mes norim čia Klaipėdoj mokytis, tas pats jaunimas, tai šitoj vietoj yra šiek tiek silpniau. Didžioji dalis, kurie nori mokytis ir kažko aukščiau siekti, išvažiuoja į Kauną, Vilnių daugiau. O taip yra jaunimo. Čia mes turim to jaunimo, bet nesakau, kad jis yra neaktyvus, bet kas liečia mokymosi, tai sakyčiau silpnokai. Tai va, o jau už mūsų tų ribų, sakykime taip, toj bendrai visuomenėje įmonėse, tai čia jau reikia tam tikrų ne patirčių, o kompetencijų, ne? Tai va, ir čia jau reikia mokslo šiek tiek ir gal netgi reikia biškiuką daugiau. Aišku, yra, kurie dirba kitose įmonėse, bet nėra dar taip daug. Apie viešąjį sektorių, viešasias erdvės, tai, kaip ir sakiau, dar seni pastatai yra šiek tiek problematika, toliau šriftai, padarom naują pastatą, dabar galvoju, man rodos, Respublikinė ligoninė, polikliniką nueini, tai naujai perdaryta, bet užrašai maži padaryti, padarykim, atsižvelkim, pažiūrėkim, gražus pastatas, viskas pakankamai neblogai ten įrengta. Mums kaip atliemsit, yra labai su transportu. Labai aktualu, kad būtų tie žymėjimai, kur bilietuką apsižymėti, tai kad būtų visuose vienoj vietoje. Įsivaizduokit, vienam autobusais, čia stovės, kitom autobusais, čia tai nematantis žmogus, jeigu priprato, kad jisai biškį už vairuotojo paėjo ir tas komposteriukas, tai viskas tvarkoja. Jisai ir žinos, kad čia daugiau mažiau reikia jo ieškoti, ar ne? Tai viena to tokia, čia nekainuoja, čia paėmė ir padarė, ne? Dar pasitaiko, aišku, jau daugiau mažiau yra panašiai, bet toliau kitas dalykas. Važiuojam prie sustojimo, tarkim, žmogus nematantis arba blogai mato, jeigu jisai nerodo iniciatyvos kartais, kad jisai norės įlipti į tą autobusą, tai važiavo ir pravažiavo. Ir antras dalykas, tie vairuotojai, kuris toliau jis kartais ten sustoja, tas žmogus, kol ten prieina, jis nuvažiuoja, maždaug kol ten susigaudo, o šiaip klausė jie. Yra gal orientuojasi biškiuką pagal laiką, pagal trafį programėlę orientuojasi, kad tarkim ten už tiek ir tiek jau bus tas autobusas, čia jau daugiau gal reikėtų biškį su jais. O toliau kitas niuansas, vienu reikia spausti mygtuką, kitur nereikia, vienu reikia įlipti per priekinės duris. Čia tai taisyklė visur turėtų galioti. Jeigu pro priekinės, tai ir lipam pro priekinės, ar ne? Ten aišku neįgaliajam teisingai per vidurinės, bet dabar vienur, žinai, atidaro tas duris, kitur neatidaro, kitur ką tu čia dar apšaukia tą žmogų. Ir čia šitie dalykai nekainuoja. Suprantu, gal jie ten skuba, jiem yra tik grafikai. Dėl to jie ir pravažiuoja tus sustojimus, bet tai tada gal pailginkim tus biškiuką, patenkim tą laiką, kad ir tam vairuotojui streso mažiau būtų. Ir gal, čia jų buvo toks pasakymas, tas Klaipėdos savivaldybės transportas, ar ne, ten daugiau mažiau viskas gerai, bet tie, kur yra privatus, ten yra, kad jie neturi kaip kuom pakeisti tų darbuotojų, jie dar džiaugiasi, kad ten kažkas dirba iš vis. Tai va, čia gal irgi yra problema, bet tai tada gal reikėtų, kai darom pirkimus, ar ne, arba sutartis kažkokias, ar finansavimo tą didesnį, ar kažkaip, kad galėtų žmogus dirbti ir užsidirbti. Kas silpnaregiams kartais būna numeriai, ne, šitie, vieni turi ten žalius, kitas žalias iš vis ten vos dega, net ir matantis kartais prie saulė ypač ten nesimato. Tai padarykit vieną formatą.
Bet čia jau turėtų būti šitie dalykai, va, kaip ir sakau, šitie va, tokie numerių gal turėtų būti bendrinės visos Lietuvos. Mes ir šitą dalyką darom, kaip dėl šviesoforų. Pavyzdžiui, yra pas mus Klaipėdoje Akropolio sankryža. Čia Akropolio Agluonos ir Kauno gatvės. Taikos prospekto. Nu tai ten viskas tvarkoja, pypsi jisai. Bet neregys jis nesupranta, netgi kurios vietos, nes pavyzdžiui, iki Salelės daina, toliau nesupranta, ar galima eiti, negalima eiti, tai va šitie dalykai turi būti sureguliuoti. Nesvarbu, kad jisai pypsi. Jis turi būti sureguliuotas aiškiai. Mūsų grupiai žmonių, mūsų bendruomenės. Tai tarkim, yra labai svarbu patekti pas gydytoją okulistą. Problemos jau nebeturėtų būti, ar gavai tu siuntimą iš kažkokio kito daktaro, jo ar negavai. Nu tai ką mes žaidžiam šitą biurokratiją.